identifikuotumėt, kas yra geras arba labai geras darbuotojas? Kokie yra tam kriterijai? Aš matau iš vis mūsų įmonę pagrindinis dalykas, pagrindinė priežastis, kodėl mūsų įmonė iš vis veikia. Tai mes turim padėti klientui. Turim suprast, ko reikia klientui ir ateiti kiekvieną dieną į darbą tam, kad padėti jam. Tai kadangi veikiam statybose, pagrindinis poreikis mūsų kliento pastatyti pastatą per tinkamą laiką, tinkamą kokybę. Tai va, tiek žmonės ofise ateina į darbą, tiek žmonės objektuose ateina į darbą tam, kad padėti klientui. Ir mano požiūriu geras arba labai geras darbuotojas, aišku, turi turėti tą reikiamą kvalifikaciją, mokėti atlikti darbus, bet vienas iš svarbiausių yra tas požiūris, noras padėti. Ir buvo čia prieš keletą metų mes startavom vienam projekte, aš skambinu klientui po kokių 3 savaičių, sakau, nu kaip tau atrodo, kaip situacija, kaip reikalai, kaip žmonės dirba. Jisai sako, žinai, aš atvažiavau į objektą, nu, va, tiesiog taip iš šono pasižiūrėti. Sako, aš žiūriu į va, šitą komandą, sako, man atrodo, jiem čia patinka. Tai aš labai rimtai tos žodžius priėmiau, nes, nu, tai labai svarbu. Nesinori ateiti į objektą ir matyti, kad žmogus ir to nenori, tas nepriklauso, to nedarysiu, kodėl aš dirbu daugiau negu jis. Nuolat vyksta kažkoks tai diskusija. Tai geras ir labai geras darbuotojas, jisai ateina į darbą, jisai moka daryti tai, ką reikia, jisai padaro greitai, padaro kokybiškai ir nekelia niekam problemų. Tai jis toks kaip ir nematomas būna. Mhm. Tas ok darbuotojas, tai jam varžtas netoks. Tai jam įrankis dingo. Kodėl dabar reikia eiti ieškoti? Tai jam šiukšlės reikia išsinešti po savęs susitvarkyti. Jisai nespėja, jam reikia ir darbą padaryti. Tai jis pusę laiko užsijama kažkokiam derybom. Ko jisai nedarys? Geras darbuotojas ateina, padaro ir išeina. Tai mes esam netgi matavę, kad tie geri ir labai geri darbuotojai per dieną padaro minimum 2 daugiau darbo. Ir kai keliam klausimą, kur šuo pakastas, tai priėm išvadą, kad būtent dėl to, kad jie neužsiema kalbėjimu, jie dirba. Ateina, dirba. Padarė darbą, išėjo namo. O tas, kur blogas arba toks iš bėdos darbuotojas, jisai užsiema kažkokiais kitais reikalais.